amerikietiški kalneliai, totalūs. Emociniai, mentaliniai, fiziniai. Jaunam vyrui reikia nuotykio, jam reikia išbandymų, jam reikia patirti nepatogumą. Nepraėjęs kažkokį tai fizinio žygio, į vidų eit labai sudėtinga. Yra aplinkos, kuriuose tu gali rodyti tas emocijas, bet yra aplinkos, kur tu vis tiek turi būti toks kaip santūresnis. Sveiki, čia Eglė Žilinskaitė, Ieva Urbonaitė ir Tadas Kalvaitis. Jau daugiau nei 2 mėnesius bandome atsakyti į klausimą, ką daryti, kad vyrams mūsų šalyje gyventi būtų lengviau. Oficialiosios statistikos portalo duomenimis, vyrai Lietuvoje gyvena beveik 10 metų trumpiau nei moterys. Vieni šiuos skaičius teisina pavojingesnių gyvenimo būdo pasirinkimu, dažnesniu alkoholio ar narkotikų vartojimu. Kiti, nors ir nedrąsiai, pripažįsta, dažnas vyras vis dar nemoka kalbėti apie savo problemas. Aš turiu labai didžiulį šešėlį savo viduj. Pavyzdžiui, mano pagrindinis šešėlis, kuriam aš vis išeina mažiau klauptis ir tarnauti, tai aš noriu pripažinimo. Aš noriu, kad jūs dabar man plotumėt. Ir sakytumėt, kad Edvinai, tu esi šaunuolis, tu esi vertas. Vyrų kalvės akademijos bendrai kūrėjas Edvinas Rupšys sako, kad vidinį šešėlį turime kiekvienas. Svarbiausia, ką pasirenkame – jį slėpti ar priimti. Aš tai būsiu atviras. Aš esu senų stereotipų žmogus. Man vyras turi būti kitoks negu moteris. Taip šiuolaikinį vyrą apibūdina M1+ programų direktorius Tomas Ramašauskas. Abu juos, Edviną ir Tomą, pakvietėme diskusijai. Ką išgyvena 21 amžiaus vyras, kodėl atsiverti emociškai geba retas ir kurie stereotipai vyrus skaudina. Ir aš nebijau mirti, ne apie tai. Man žiauriai skaudėjo viduj ir žiauriai atrodė, kad turiu laikyti fasadą, kad man viskas yra labai gerai, kad man viskas yra kieta ir aš esu čia kietas bičas, kuris viską sugeba ir aš iš šito išlipsiu. Diskusijoje ieškojome ne tik atsakymų, bet ir supratimo. Rėmėmės taikinamosios žurnalistikos metodu, kai pašnekovai nebando įrodyti, kas yra teisus, o stengiasi suprasti, kodėl jų nuomonė skiriasi. Kad išgirsti kitą būtų lengviau, Edvinui ir Tomui paruošėme 4 savo išgyvenimais nepabūgusių pasidalinti vyrų istorijas. Aleksandras ir jo gyvenime naujas duris atvėręs boksas. Nikitos kelias nuo benamystės iki Dievo. Kristupo pasaulį apvertęs sūnaus gimimas. Ir Džiugo pasakojimas apie draugo savižudybę. Aleksandras į bokso treniruotes atėjo norėdamas išmokti muštis. Tačiau būtent treniruotės nuo gatvės muštynių vyrą išgelbėjo. Įkvėptas aplinkinių, jis rado žymiai svarbesnį tikslą – padėti kitiems. Kultas toksiško vyriškumo ir tiesiog vyriškumo. Tai toksiškas vyriškumas tai yra kažkoksai toks dominavimas, bet dominavimas per tą tokią kažkokią, tokią tik jėgos prizmę. Manau, svarbiausias dalykas, pašvis, ten ne maistas, ne ten papildai, ne ten alkoholis, ne tabakas, ne štiek, vartojimas ar nevartojimas, o bendruomenė. Yra toksai Franklis, žinot gal, psichoterapeutas. Reikia tikslo. Jeigu tu turi tikslą, tu viską padarysi. Ir jeigu tu pasiruošęs mirti dėl to tikslo, tai tu šis nesunaikinamas. Vyrui, kuris yra gilioj duobėj, manau, vis tiek geriausiai nuo visų šitų depresijų, kas tikra depresija kaip liga, yra labai retas dalykas. Dauguma visų depresijų yra tiesiog, tikslo nebuvimas, aš manau irgi. Tu turi turėti tikslą, kažkokį, gyvenimo kelią ir tada yra tau, kaip daug paprasčiau, bet tai nėra paprastai surasti čia, taip. Nėra taip, kad pam ir aš turiu tikslą. Ir kodėl? Dauguma vyrų, pavyzdžiui, smarkiai sportuoja, kažkur ta energija padeda. Aš pats irgi stengiuosi kažkur tą energiją padėti, nes turiu daug jos. Tai yra 2 variantai. Arba tu svaiginsies kažkuo, arba tu judėsi kažkaip. Ką klausydami Aleksandro jautė Edvinas ir Tomas? Aš jaučiau, kaip visų kūnų labiausiai reaguoju į 2 vietas, kurios mane labiausiai palėtė. Tai pirma vieta yra apie tai, kai šis vyras dalinasi bendruomenės svarba ir buvimo ryšys svarba ir aš negalėjau negirdėti potekstę rūpesčio svarba. Jo, žmogus yra būtybė ieškanti prasmės. Kai aš turiu bendruomenę ir esu saugus,
kibtis į prasmę, aš turėsiu daug daugiau jėgos, daug daugiau kario savo viduj. Nes aš žinosiu, kas man yra brangu, aš žinosiu, kaip aš noriu pasitarnauti į savo bendruomeniai ir aš galėsiu rasti būdą, kaip įsiprasminti, kad tai padėtų. Santykis ir prasmė. Aš girdžiu tai ir mane tai liečia, nes man tai yra nepaprastai svarbu ir matau, kaip tai yra svarbu jauniem vyram. Aš tai žinokit, dar tame matau prasme nebūtinai vien tik bendruomeniai. Žiūrint atgal į istoriją, į Aleksandrus Makedoniečius, Napoleonus ir taip toliau, vyrui nebūtinai dėl bendruomenės rasti prasme. Jis, jeigu turi tokį stiprų tikslą iš iškasimo duobės ar išlipimo, kaip sakė vyrukas, tai jam net gali nereikėti bendruomenės, jisai jausis įsiprasminęs. Bet kas man tikrai padarė įspūdį, aš netgi pratęsiu savo tą pradinį dalyką, kur truputį šoktelėjom į feminizmą ir į vyriškumą. Žiūrėkit, ką feminizmas padarė. Mūsų sociumas, kažkoks mačio vyrukas, kuris sportuoja, daužo kriaušes ir moka, reiškia, išvengti smūgių, jisai mano, kad vyriškumas yra toksiškas dalykas. Štai ko mes pasiekėm. Aš šitą tikrai išgirdau ir negaliu... Aš nevizualizuoju iki šių laikų boksininko, kickboksininko, kuris būtų identifikavęs save kaip moteris. Ir aš netgi galvoju, kad boksas tai nėra moterų sportas. Aš eisiu į kraštutinumą, jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo boksininkas vyras atletiškas ir boksininkė moteris atletiška. Ar jį moteriška, ar jis vyriškas? 100% jis vyriškas, ar jį moteriška, labai kvestionuoju. Kai jis kalbėjo apie toksą vyriškumą, man atrodo, jis taip paminėjo kaip savoką, kad kažkuri žmonių dalis yra įsikibusi ir šaukia, kad toksiškas vyriškumas, o man atrodo, ne kad pats jis, mano, kad yra toksiškas vyriškumas. Man atrodo, jis buvo vienoks, nuėjo į boksą ir ten įsiprasmino. Antrąją istoriją su mumis pasidalijo Džiugas. Šį laikotarpį jis iki šiol prisimena kaip vieną skaudžiausių, kai iš gyvenimo savo norų pasitraukė be galo artimas bičiulis. 21 rugpjūčio 23. Aš guliu namie lovoj ir tada į tokią mūsų bendrą čatą toksai bičiulis parašo, kad kompanija turim problemą, Marius nori žudytis. Nuo manęs iki Mariaus, sakykime, per visą Panevėžį. Važiavau Boltu pas draugą, kuris žudėsi. Čia nežinau, kodėl man tai juokinga, bet man tai juokinga. Tai mums paaiškėjo tokia, jis namėjais miške. Tai ką, aš išlipau iš Bolto ir einu į tą mišką. Ten pasirodo jau mačiutė buvo, jau tėvų jau buvo. Einu taip, medžiai. Pamenu, čia baigęs medžiai, čia grevys ir maždaug į tą pusę, koks nuo manęs 20-30 metrų matau. Niekad negalvojau, kad girdėsiu, kaip mama spiegia pamačius mirus vaiką, bet girdėjau tai. Niekada nepamiršiu. Tada galbūt prasidėjo tasai efektas, ką reiškia rasti mirusį draugą. Tai vieną dieną po pamokų tiesiog taip neparašytas be jokio susitarimo, tiesiog nuėjau pas psichologą, tiesiai šviesiai, sakau, žiūrėk, kad aš nebegaliu. Aš pamokose neišbūnu, aš negaliu susikaupti, aš naktim nemiegu. Man šakės. Aš neįsivaizduoju, ką turėjo jausti tas vaikinas, kuris pasakojo jums šitą istoriją. Tuomet, kai tai įvyko, nes skamba tikrai skaudžiai. Klausydamas Džiugo, Edvinas prisiminė ir savo bičiulį, kuriam sunkiomis akimirkomis reikia draugo peties. Jis jaunas yra, jam 22 metai ir jisai turi savo tokį veikimo modelį, kai kažkas atsitinka ne pagal jį, kai kažkas jam įvyksta skausmingo, nepaisant to, kad jis turi intelektualiai žinojimą, kad aš turiu aplinkui žmonių, kurie mane palaiko, jis nesugeba pasipriešinti jo tam mechanizmui psichologiniam, kurį susuka į kamuolį ir kuris užsidaro visą šitą pasaulį. Jis nuo viso šito pasaulio. Ir mes žinodami šito jo mechanizmą, Hebra, žinom, kad jisai jau 2 dienas su nieko iš mūsų nekontaktavo. Ir atsimenat, pasakojo vieną dalyką, kad kažkas ten įvyko su juo skausmingo. Blemba, reikia pasižiūrėti. Ir aš atsimenu vieną kartą, mes 2 paras beldėmės į jo butą, tam, kad jį ištrauktumėm tiesiog iš to, kad jis dabar nugrimzdo vien ten pat, prisisakė žolės visų iš tų nesąmonių ir tiesiog gramzdina save milžiniškam liūdesy. Tai aš nežinau geresnio, kai jau įvyksta tai, kas vyksta.
tai jau yra vėlu. Klausimas, kokį mes santykį su žmonėmis turim prieš tai ir žinom jų veikimo mechanizmus. Sunkiom akimirkom, kada aš norėčiau Edvinui ant peties išsiverkti, labai padeda. Kada aš sakau, ar aš galiu kažką dėl to padaryti, tai kam pergyveni? Ar aš negaliu nieko dėl to padaryti, tai kam pergyveni? Ir jeigu aš ryte pabudęs pradėčiau savo dieną nuo dėkingumo, kad aš šiandien įkvėpiau, kad man net saldu, kaip aš tą gurkšnį oro pagavau, aš pasigaminau kavos, man yra taip nuostabu išgerti juodos kavos ryte. Man tas aromatas, tas kvapas, Dieve, dėkui tau už tai. Man tai yra didžiulis malonumas. Man 50 metų aš vis dar sugebu pajusti malonumą nuo kavos kvapo. Žiauriai gražu girdėti tai, kad dabar sakė apie dėkingumą. Aš labai tikiuosi, kad būdamas 50 metų vis dar galėsiu leisti savo ir vis dar mokėsiu padėkoti už visą tai, ką turiu. Žiauriai gražu. Ačiū to. Kai man yra sunku, taip, aš galiu rinktis variantą A. Rinktis stoikišką filosofiją, which is žiauriai cool ir kas yra viena koja, bet taip pat nepamiršt, kad turiu ir antrą koją. Ir ta antra koja yra santykis. Bet santykis įprastai, ką aš savo patirtim pastebiu, nesakau, kad tai yra tik taip ir gali būti, santykis su kitais vyrais. Ir pokalbis su jais, artimoji draugystė apie tai, kas man yra sunku. Aš noriu turėti bičiulių šalia, kuriam aš neparašysiu, kai jau vyksta faktas, o parašysiu, kad aš apčiopiau, kad mano viduj pradėjo kilti mintys tokios. Ir man nebaisu tau pasakyti, nes aš žinau, kad tu nieko su to nepadarysi, žinau, kad tu nepasakysi, kad ką tu čia galvoji, būk sau ramus, varyk pasikačialink. Aš žinosiu, kad jis sakys, seni, man nejauku tai girdėt, aš girdžiu tave. Ir kai tu pasakai, man buvo baisu, aš tiesiog žinau, kad ta baimė kyla iš to, kad aš nežinau, ką aš daryčiau, jeigu tave prarasčiau. Po kiekvienos istorijos apie ką tik kalbėjusį vyrą, Edvinui ir Tomui atskleisdavome vis daugiau detalių. Taip diskusija darėsi vis gilesnė. Nejučiom palietėm ir vyrams ypač svarbų tėčio ir sūnaus santykį. Čia puikiai tiko 5 vaikų tėčio Kristupo istorija, kuris tradicinę šeimą laiko viena didžiausių vertybių. Kai likimas dovanojo sūnų, dar tokiam sudėtingom aplinkybėm, gimė Augustas, jisai gimė kilogramo svorio, 26 nėštumo savaitę ir kelis mėnesius kovojo dėl gyvybės Kauno klinikose, tai mane aplankė siurrealus jausmas. Man atrodė, kad aš žiūriu ir netgi nuo tada taip ir yra apskritai. Aš žiūriu į jį ir matau save. Tai buvo nesuvokiama patirtis tiesiog. Aš nebuvo su dukrom. Ir apskritai nebuvo anksčiau tokių pojūčių. Jis tiesiog dirbtinai dar subūstino savo lūkesčius, bet čia yra labai slidus pavojingas momentas. Suprantu, kad teikia daug džiaugsmo, bet įsivaizduokim, jis būtų netekęs to sūnaus. Tai jis visą gyvenimą neatsigautų žmogus po to. M1+ programų direktorius Tomas Ramašauskas ir pats augina 3 sūnus. Todėl išgirsti Kristupą sunku nebuvo. Tiesa, į vaikų pasirinkimus diskusijos svečias taip jautriai nereaguotų. Būčiau labai nusiminęs, nusivylęs, sutrikęs, pasimetęs, piktas, pilnas klausimų. Tai nebūtų džiaugsminga emocija. Bet manot, santykis keistusi? Žinoma. Aš esu dėkingas už fantastiškus sūnus, žinai. Smagu, kad 2 jau rodo signalus, kad jie ne homoseksualūs ir ateina su antrom pusėm į namus. Vienas dar merginos neturi ir šoka sportinius šokus, tai aš garantiniu dar šiandien neišrašau. Žinai, anksčiau tikrai buvo taip, kad blemba, taip jautriai labai reaguodavo. Tikrai galvojau, kad nenorėčiau. Kad pareikštų man sūnus, žinai, tėvai, aš esu homoseksualus. Bet šiandien aš dabar galvoju, žinai, jeigu žmogus yra išsigryninęs ir atsidengęs ir jis randa savo artimą sielą, tai koks tada skirtumas, kokia ta lytis, žinai? Kad bėgant metams požiūris gali keistis, pritarė ir Vyrų kalvės akademijos bendraįkūrėjas Edvinas Rupšys. Ilgą laiką maniau, kad taip negali būti. Aš maniau, kad arba vyras yra griežtas, arba jis yra perdėtai jautrus. Arba vyras yra agresyvus, arba vyras yra labai ramus. Arba vyras moka draugauti, arba vyras yra vienišius.
Ir blin, man brestant, bendraujant su kitais vyrais, aš supratau, kad vienas vyras savyje gali talpinti ir labai didžiulės ašaras sielvarto, kurias nebijo parodyti ir yra drąsus tai parodyti, nes jo neveikia stereotipai, nes jis tuo pačiu žino, kad jis yra ir tas, kur kai kažkas kesinsis į tai, kas jam yra gyvybiškai svarbu, jis gali dėl to kovoti ir prarasti savo gyvybę. Paskutinė istorija, kurios klausėme su Tomu ir Edvinu, pasakojo Nikita. Vyras, puikiai žinantis, ką reiškia būti abiejose pusėse. Prabangiuose vakarėliuose su įtakingais žmonėmis ir gatvėje su benamiais. Man atrodė, kad, žinai, kad jeigu aš turiu pakankamai pinigų prabangiom šmutkėm, geram būtui, kuriame galiu daryti tūsus, kokybiškiams narkotikams, dainų, klipų kažkokių kietų, ten dar kažko, ten, žinai, ten pažinčių kietų. Nu tai va, tai mano vertė buvo visi išoriniai dalykai. Aš kažkaip jaučiausi, kad aš esu Dievo globojamas, mylimas, neperšaunamas 9 overdozes, tipo, man nusispjaut. Aš nemirsiu vis tiek, žinai. Bandžiau pats tvarkytis, bet tiesiog atėjo tas laikas, kai jau, blemba, sakau, to šarmo nebeliko netgi benamystėj. Ta prasme, tipo, kas klausė, ką reiškia tūsint su benamiais, ne? Tai su benamiais tūsint reiškia su vienais pavartoti tą, su kitais pavartoti tą, su kitais šiaip pavalgyti, pažvengti. Apie jokį ten kažkokį ten nuoširdų bandymą pasveikti tai nebuvo. Tiesiog man buvo bloga. Aš buvau galbūt pasiruošęs maksimum laikinai atsigauti ir toliau daryti savo dalykus. Ir tada atėjo prie manęs žmogus ir pasiūlė mane pamaitinti ir paklausė, ar aš benamis, ar aš garsiai pasakiau, taip, aš benamis. Ir tas irgi suskambėjo mano galvoje, kad blemba, aš benamis. Pradėjau pasakoti savo istoriją, jisai klausė, kas ne iš kur aš, kaip aš, jisai irgi ten keliavęs Europoje, toks vienišas. Jisai sako, gerai, sako, atrodo kaip labai geras žmogus, kuriam šudinai susiklostė situacijos. Gyvenk pas mane, jeigu nori, susiras darbą, tik prašau nevartok narkotikų, neapvok manęs, aš tau noriu padėti. Tai va, tai tas Dievo prisiminimas. Nes aš toks, jau toks įsitikinęs, kad aš Dievas buvau. Tai va, kai parodė man Dievas, kad nifiga aš ne Dievas, kad koks aš Dievas, jeigu aš būčiau Dievas. Aš kažkur gatvėj rūkau kristalmetą ir fentanilių su benamiais. Į dušą nevaikščias smirdintis. Nikitos pasakojimas Tomą ir Edviną palietė bene stipriausiai. Tai atsispindėjo ne tik jų veiduose, bet ir trumpoje pauzėje, prieš įgarsinant mintis. Įspūdinga. Aš dėkingas, kad man šito neteko patirti, ką jisai patyrė. Kad man užteko proto neieškoti patirčių tenai, kur jisai ieškojo. Išlipo iš fentanilio, čia ne iš kažkokio, žinai, ten alkoholio išlipti, čia man atrodo, aš nebuvau nuėjęs į tuos draksų dalykus labai smarkiai ten, bet žolės kažkokios turbūt visi yra parūkę, bet manau, kad čia labai yra rimti reikalai. Ir iš čia rasti kabliuką išeiti, tai tikrai, čia yra fantastika. Man buvo labai jautru klausyti šitos istorijos, nes aš Nikitą pažįstu. Prieš 2 metus žiemą, kai jis parašė man, kad girdėjau, bet buvau reabilitacijoje, čia tada, kai jis grįžo ir buvo paskutinė reabilitacija. Jis daro tokius fainus dalykus, tai vyrų kalės taip rekomenduoja, sako, šiauriai būtų smalsu pamatyti. Aš jam rašau, davai, atvaryk. Jis atvarė ir tiesiog visą savaitgalį mes prabuvom kartu ir pamenu, 1 vakarą, 5 vakare, paaugliai nuėjo miegot, mes likom vadovai, Nikita. Ir tiesiog pradėjom leisti laiko kartu, jis pasakojo istoriją ir ta istorija kažkur ilgainiui liko fone ir liko tik tai, kad Jonas, kolega mano, groja gitara, Nikita pradeda freestylint ir taip jautriai. Ir tada taip tiesiog sėdėm kas 5 minutės tyloje ir matau, kaip jam ašaroja akis ir kaip jis visą savaitgalį negali nustoti dėkoti. Ir aš labai labai džiaugiuosi už Nikitą, kad jam atsirado žmogus tą akimirką, kuris jam atidavė savo širdį ir pasitikėjimą. Ir
man pačiam asmeniniai refleksijai, tiek mano vyriškoj būty, tiek žmogiškoj būty, rasti jėgų kiekvieną dieną žmogui, nebijoti išsitraukti iš krūtinės širdį, ją parodyt, nes aš nežinau, ką šitas mano gestas gali šitam žmogui padaryti. Jam gali galbūt išgelbėti gyvybę. Ir man labai ne visada pavyksta. Aš labai dažnai būnu užsisukęs savo rutinai, savo noruose, savo įsitikinimuose, kad pasaulis yra būtent toks ir kažkokioj kovoju už kažką didesnio. Ir pro akis praleidžiu tada dažnai žmonės, kurie labai arti man. Ir aš labai dėkingas už tai, kad pažįstu Nikitą ir jis man gali tai priminti. Bet žiūrėkit, ne visas supantis pasaulis yra vyrų kalvė, kur visi tik ir orientuoti, kaip tave palaikyti, yra tokie. Šiaip pasaulis nėra draugiškas. Kai kurios mamos užaugina tuos vyrus dabartinius šiltnamio sąlygom. Tai kaip jis paskui feisins kažkokį sunkumą, jeigu kažkaip savaime viskas išsispręsdavo ir, jis turėtų įkristi. Aš manau, kad trūksta mūsų sociume įmetimo į srovę. Jeigu tėvai mums duos tą impulsą, kad krisktų vieną kartą vyrų kalvę, kitą kartą tu ant priekalo, kitą kartą, išlikai gyvas, šią tau dar, ta prasme, išmokai, neišmokai, imk dar. Mesgi galim duoti gerų pavyzdžių, nenužudant žmogaus. Jo, čia yra tas irgi stereotipas, kurį dažnai girdžiu, kad ką jūs čia darot su tais jaunais vyrais, tai tiesiog kariuomenė iš ten jos padarys vyrus. Kas yra dalinai tiesa, nes jie gauna to, ko jiems šiandien dieną labai trūksta. Tai yra nepatogumo, nuotykio, vietos, kur nebegalioja tavo senos taisyklės ir niekas tau neužriš batų. Tik yra vienas niuansas, kodėl tai yra stereotipas su kariuomenė. Ten labai vienišas laikas ir aš turiu ant panetkių išbūt kietas ir tam tikras ir aš dabar stebėdama savo sąmonę atgal suprantu, kad iš ten atsinešu tam tikrų mentalinių schemų, su kuriuom tiesiog turėjau dirbti. Jos man padėjo gyvenime tikrai ir aš už tai žiauriai dėkingas, bet ir prikūrė visokių raizgalinių. Išklausius visų istorijų, Edvino ir Tomo klausėme, ką diskusijos metu pavyko pasiekti. Ar vyrų skirtumus jau pribrendome laikyti ne žaizdomis, o unikalumu? Šiandien dienų kontekste man nepaprastai skaudu ir baisu yra stebėti, kaip žmonės ieško menkiausių būdų, kur vien su kitu nesutampa ir nesutinka. Aš garantuoju, tokių čia buvo mums kartu sėdint, kur aš sakau vieną, tu nesureaguoji, tu pasakyt kitą, aš nesureaguoju. Ir tai yra normalu. Nenormalu yra tada, kai mes už kiekvienos tokios nesutapimo kitą pradedam linčiuoti ir kalt prie kryžiaus. Okei, yra kažkokie nesutapimai, tačiau taip pat yra kažkas, kas yra bendro. Ir išmokim vienas kito klausytis, o nestumt, net apie tokį dalyką, kaip kas yra, kas nėra vyriškumas, čia jūs tą blogai darot, ne. Ir va dabar ypač tai yra tas pajautrėjimas, cancelinimas tas. Mane tai pykina, ta prasme. Mes esam toj pačioj kažkokiai mokyklai, kur kažkas kažką kur ryžas toras arba plonas kažkoks yra netoks, arba strazdanotas, arba ilgaplaukis, arba trumpaplaukis, arba vyras, arba moteris. Taigi visi esam čia. Tuo pačiu oru kvėpuojam ten, tai leiskim būt. Ta prasme, kodėl tu kažkaip darai ne tą, tu tiki ne taip ir, tai gerai, tegu jis daro, kaip jis nori. Ta prasme, vyras, moteris, jis labiau vyras, jis mažiau vyras, būk vyras tiek, kiek tu vyras. Girdėjote radijo pasakojimą. Jo autoriai esame mes – Eglė Žilinskaitė, Ieva Urbonaitė ir Tadas Kalvaitis. Diskusijos dalyviai – Vyrų kalvės akademijos bendraįkūrėjas Edvinas Rupšys ir M1+ programų direktorius Tomas Ramašauskas vyrų išgyvenimus leido pažinti iš labai arti. Tačiau mūsų kalbinti herojai pripažįsta, sveiko santykio su savimi ieškoti kitų pavyzdžiuose tikrai nevertėtų. O ištikus sunkumams svarbiausia prisiminti, kol esi atviras sau, niekada nebūsi vienas.